Medardo Čoboto trečiojo amžiaus universiteto 2022 m. rugsėjo 9 dienos rektorato posėdyje konstatuota, kad daugiau kaip 1000 klausytojų ketina toliau lankyti paskaitas bei praktinius užsiėmimus ir sumokėjo metinį mokestį. Šokių studijos vadovė Valerija Stričkienė papasakojo apie pasiruošimą tarptautiniam šokių festivaliui Senjorų šokių Pynė. Pasidalinta kita aktualia informacija. Rektorato posėdyje pabrėžta, kad iki rugsėjo 9 dienos priimta 260 naujų klausytojų. Daugiausiai stojančiųjų į turizmo fakultetą. Naujokų amžius nuo 55 iki 85 metų. Daugumos išsilavinimas aukštasis pagal profesijas. Daugiausia ekonomistų, finansininkų, buhalterių, pedagogų, gydytojų, inžinierių, teisininkų. Stojantieji pabrėžė savo ketinimą gauti žinių, padaryti turtingesnį savo gyvenimą. Paklausėme ponios Nijolės, ko tikisi iš dalyvavimo trečiojo amžiaus universiteto veikloje. Tikiuosi praplėsti akiratį, gal naujų draugų surasti, kažkokią veiklą dar užsiimti. Svarbiausia praplėsti akiratį, yra tiek daug įdomių dalykų, taip kad manau, kad dar gyvenime reikia mokytis ir mokytis. Todėl mes vadovai savo universitetų turime išmokti. Ir sakyčiau, mums labai pasisekė. Rugsėjo 16 dieną Medardo Čoboto universitete vyko Respublikos trečiojo amžiaus universitetų vadovų mokymai, kuriuos vedė komunikacijos ekspertė profesorė Audronė Nugaraitė. Buvo pateiktos ir užduotis. Už jas atsiskaitinėjo vadovai iš Kauno, Biržų ir kitų trečiojo amžiaus universitetų. Vėliau įvykusiame Nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto asociacijos susirinkime apibendrintas vyresniojo amžiaus žmonių švietimo ir mokymosi poreikių tyrimas, kurį pristatė Nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto asociacijos viceprezidentė, Pasvalio rajono trečiojo amžiaus universiteto direktorė Danutė Morkūnienė. Ir diagrama rodo be abejo išties. Renginyje dalyvavo Seimo švietimo ir mokslo komiteto pirmininko pavaduotoja Vilija Targamadzė. Diskusijose Nacionalinės trečiojo amžiaus universiteto asociacijos vykdantysis direktorius Gediminas Dalinkevičius pareiškė, jog būtina pasiekti, kad žmogus, atėjęs į trečiojo amžiaus universitetą, pajustų patekęs į universitetinę aplinką. Kitaip mokymosi procesas neįmanomas. Reikalingas valstybės įstatymas, kuris apibrėžtų trečiojo amžiaus universitetų veiklą. Pabaigoje dalyviai pasidalijo įspūdžiais. Senojo Kėdainių trečiojo amžiaus universiteto rektorė Gražina Jedemskienė. Naujosios Akmenės trečiojo amžiaus universiteto rektorė Rimana Vapsvienė. Šiaulių trečiojo amžiaus universiteto rektorė Jolanta Rumbinienė. Jis buvo tikrai labai naudingas. Sužinojom ne tik tai, kaip reikia komunikuoti, sužinojome, ko norėtų vyresnio amžiaus žmonės studijuodami trečio amžiaus universitetuose. Gaila, kad senjorai nelabai aktyviai dalyvavo apklausose.
Apskritai reikia pažymėti, kad senjorai yra žmonės, kurie jau ir taip jaučia atskirtį ir jiem labiau patinka bendravimas akis į akį, tiesioginis bendravimas. Ir bendravimas nuotoliniu būdu, ar Zoom programoje, ar kitoj programoje, nors tai yra ir labai perspektyvu, ir labai pagirtina, bet vyresnio amžiaus žmonėms šitie dalykai dar yra svetimi. Norisi gyvo bendravimo, pasimatyti, pasidžiaugti vieni kitais, paliesti vienas kitą, pamatyti vienam kito šypseną, akis. Todėl, kai mes organizuojame savo susitikimus, paskaitas, mes stengiamės organizuoti gyvas paskaitas. Ir studentam labiau patinka, kada atvažiuoja įdomus lektoriai, kada galim padaryti išvažiuojamąsias paskaitas, kada jie turi galimybę nuvažiuoti į kokį koncertą, spektaklį, kada gali susitikti su kitų universitetų klausytojais. Ir labai džiaugiamės, kad Medardo Čoboto universitetas ir nacionalinė 3 amžiaus universiteto asociacija organizuoja tokius renginius kaip kūrybinės dirbtuvės, kada galim pasinaudoti lektoriais iš kitų universitetų, kada yra organizuojami sambūriai 3 amžiaus universiteto klausytojų, kurių metu galim pabendrauti, padainuoti, pasportuoti, pasidalinti savo patirtimi. Labai dėkoju visiems, kurie padeda 3 amžiaus universitetams organizuoti įdomias paskaitas, kurie atvažiuoja patys skaito ir tikimės, kad nebūsim užmiršti ir ateityje. Džiugu, kad šiandien galiu pasidalinti mintimis apie 3 amžiaus universiteto gyvenimą Naujojoje Akmenėje. Toks mano sumanymas yra. Tai ne viskas jau taip gražu, kai mes šnekame, kad daug susirinko klausytojų, daug turime veiklos ir visa kita. Mūsų krašte sunkiausiai turbūt einasi mano savanoriam įkalbinti žmonės, nes daugiau ir mažiau Naujosios Akmenės kraštas ar miestas, kaip jį pavadinti, yra darbininkų miestas. Tačiau labai džiugu, kad mes jau 8 metus toj mokslo pradėsim, iš tikrųjų šitie sunkumai po truputėlį tirpsta. Ir žmonės domisi, ateina, noriai dalyvauja veiklose, siūlo, savanoriauja. Taip, kad iš tikrųjų ir labai džiugu dar vieną tokią mintį duoti, kad šiandien dienai mes buvom susirinkę čia Vilniuje ir daug palaikymo sulaukiau iš kitų universitetų pasidalinus patirtimi. Šiandien buvo labai svarbu išgirsti įžvalgas, pasidalinti su bendraminčiais patirtimis. Esu labai dėkinga vyresniem kolegom, kurie mielai priėmė mane kaip Šiaulių 3 amžiaus universiteto rektorė savo būrį. Esu dėkinga lektoriams už pranešimus ir idėjas bei medžiagą naujiems sėkmingiems 23 Šiaulių 3 amžiaus universiteto mokslo metams. Spalio 3 dieną Kelmės kultūros centre Švietimo pagalbos tarnyba organizavo respublikinę konferenciją Gyvenimas gražus kaip kelionė, skirtą Kelmės 3 amžiaus universiteto 10-mečiui paminėti. Kražių Motiejaus Sarbievijaus kultūros centro vokalinės grupės daina sukėlė jaunystės prisiminimus. Kiekvienas būkas nežinos,
Į sceną buvo pakviesti konferencijos svečiai. Lietuvos Respublikos Seimo nario Remigijaus Žemaitaičio patarėjas Kęstutis Bilius, rajono savivaldybės mero pavaduotojas Egidijus Uksas, savivaldybės administracijos direktorius Stasys Jokubauskas, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Janina Zaleckienė. Į konferencijos dalyvius kreipėsi Nacionalinės 3-ojo amžiaus universiteto asociacijos prezidentė daktarė Zita Žebrauskienė. Ir mes šiandien turime duoti pavyzdį jaunimui. Mes esam tiltas tarp jaunimo. Labai gražiai jaunimas mus pasveikino, dainavo. Brangiai, nepasiduokime. Mes turime parodyti stuburą. Mes esam brandžioji karta. Ta karta, kuri matė visko. Ir mūsų stuburas yra tvirtas. Ir mes savo stuburų turime padėti išlaikyti tradicijas. Turime išlaikyti šeimą. Pradžia yra šeima. Man keista, kad Seimas ilgai ieško to pavadinimo. Kaip tą šeimą pavadinti, kas tai yra šeima? Tik paklausė mūsų močiučių, kas tai yra šeima. Tai yra mama, tėtis, yra močiutė, yra kartos, yra prie vieno stalo. Ir yra vaikas, kuris gerbė tą močiutę. Gerbėmieji, kaimynai, patys mums mieliausi ir brangiausi. Vienas išmintingas žodžių meistras yra pasakęs, kad visi mes esam labai gražūs, tiek savo sielą, širdimi, ir dar tegul išlieka mūsų mintis gražios, kurios paskatina gražius darbus. Mes, man atrodo, 3-ojo amžiaus universitetas ir Šiaulių per mažai dėmesio skiriame jaunimui, mokydami tradicijų. Pasižiūrėkime, kokios dabar šiek tiek nuobodokos yra jų jaunimo šventės. Ir mes turbūt visi prisimenam, kaip gražiai mes ir vestuves, ir krikštynas, ir kitus dalykus švęstam. Dabar dažniausiai viskas susiveda į keliones, į Turkiją, į Kiprą ir ten dar kažkur kitur. Taigi linkiu jums dar irgi labai daug tvirtybės, sėkmės ir gražių veiklų. Originalų sveikinimą, gyvą atviruką padovanojo Naujosios Akmenės 3-ojo amžiaus universiteto atstovai. Daug vasarų ėjom, mačiau, laukuose daug meilės žaliavo ir širdis tartum plaka lėčiau. Kaip linguoja liūdnai nuogas klevas, kurdas džiaugsmas pagalnių plačių. Ani žodžių neliko, nei jokos smagus, tik tai liūdėsi vien verčiu. Nuvažiavęs juodos, lyg balto dangaus, toks nuogas, stovyklevas liūdnumo kaip aš. Jis bėga nuogas vanduo, sako kaip mane aš. Toks nuogas, stovyklevas liūdnumo kaip aš. Jis bėga nuogas vanduo, sako kaip mane aš. Dar išeit, pažiūrėti ir pamot, nors ir visas pasaulis keista, dar su vėtra pašvilpt su dėmon, dar kaip juokas ir švilpia juose. Toks nuogas, stovyklevas liūdnumo kaip aš. Eisi, bėga upės vanduo, sakau ir mane tau neš. Toks nuogas,
sakė, 12 metais, spalio 1 dieną, įsikūrė 3 amžiaus universitetas. Pranešimą suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas siekiant vienišų vyresniojo amžiaus žmonių socialinės įtraukties stiprinimo skaitė Diana Razminienė, švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotoja. Ji akcentavo, kad gražiausias eiles poetai dėlioja apie metų brandą, žilą plauką, neįkainojamą patirtį. Skambiausius žodžius anūkėlė išsako savo močiutėms ir seneliams, suprasdami ir jausdami jų meilę. Bet kaip jūs galvojat, koks mūsų pagrindinis tikslas turėtų būti? Ką gerai jaustis, ne? Kad kažko tai išmokti. Oficialios dalies pabaigoje sugiedotas Kelmės 3 amžiaus universiteto himnas. Muzikantai skambia šokio muziką, užbaigė konferenciją ir išlydėjo svečius. Mokytojo dienos proga Tarptautinės Ukrainos mokyklos generalinės direktorės Olenos Vnukovskos, Lietuvos edukologijos universiteto alumnų valdybos nario, atstovo komunikacijai profesoriaus Antano Kiverio ir Medardo Čoboto 3 amžiaus universiteto rektorės daktarės Zitos Žebrauskienės rūpesčių buvusiuose Lietuvos edukologijos universiteto rūmuose organizuota puiki швентя. Цей рушник, він під каравай, тому що кожна дівчинка в родині має вміти вишивати. І в нас в Україні ми даруємо на щастя, на долю. Ми даруємо Литві, яка приймає наших дітей, наших батьків, на щастя, на долю всім нам. Пані Зіті і пані Антанас. Литовського борошна в Литві, на литовському вогнищі з теплом українських сердець, з нашою любов'ю і вдячністю Литві, литовському народу за підтримку, за гостинність і за те, що ми разом. Дякую. І тут ми написали на
намалювали тут, виліпили наш соняшник традиційний, калину і написали «Ачу Літува». Brangieji, aš pirmiausia noriu pasveikinti visus su mokytojų diena. Mokytojas, Laužikas mokytojas, Sukamlinskis mokytojas. Моkytojai. Поздравляю всех учителей с Днем профессиональной праздника. Очень радуюсь, что мы могли помочь вам. Это большое счастье видеть, что дети улыбаются, что дети веселые, они бегают. А дети наши – это наше счастье. И очень символически, что мы все встретились в помещении Эдукологического университета. И главный предмет – математика, язык. Но самое главное – это человек. С праздником вас! И Алена сегодня будет у нас в празднике филармонии. Сегодня мы открываем новый учебный год. И я хочу вот это ваш каравай показать и там отнести вот эту филармонию, чтобы это поздравление с Украиной. Спасибо вам, слава Украине!
мені квітку надії, бо давно вже ти увійшла в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. О, твоя вода, то є чистая вода, то є бистрая вода синій днів. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір. О, твоя врода, то є чистая вода, то є бистрая вода синій днів. Spalio 5 dieną Medardo Čoboto universitetas pradėjo 28-uosius mokslo metus. Į nacionalinę filharmoniją rinkosi šventiškai nusiteikę klausytojai ir svečiai. Nacionalinės 3-ojo amžiaus universiteto asociacijos vykdantysis direktorius Gediminas Dalinkevičius įnešė Medardo Čoboto universiteto vėliavą. Medardo Čoboto universiteto prorektorė Aldona Rėksnienė pristatė svečius ir pakvietė juos pasisakyti. Misija pasveikinti jūsų gausią bendruomenę šios šventės proga nuo Lietuvos Respublikos prezidento Gitano Nausėdos ir visos prezidentūros komandos šiandien man yra didžiulė garbė. Ir tuo pačiu jaučiuosi šiek tiek nejaukiai ir atsakingai tokioje šventėje, kurioje dalyvauja tiek daug garbių svečių, bet tikriausiai, kad šios šventės dalyviai yra visų pirma universiteto, Medardo Čoboto 3-ojo amžiaus universiteto dalyviai. Nes labai gausius sveikinimų, bet labai šiltas sveikinimo žodžiai nuo premjerės. Lietuvos Respublikos Seimo narė Vilija Aleknaitė Abramikienė Medardo Čoboto universiteto turizmo fakulteto dekaniai Teodorai Vilkieniai jubiliejaus proga įteikė Seimo pirmininkės Viktorijos Čmilytės Nilsen padėkos raštą. Seimo narė Vilija Targamadzė įteikė Seimo padėkas Vidai Rašiūnienei ir Vidai Rogalskiniai už ilgametį kūrybingą darbą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė bei kiti svečiai sveikino Medardo Čoboto universiteto vadovus ir klausytojus mokslo metų pradžios proga. Užrašiau į mankštas pirmos paskaitos, ar užėjome
Pirmiausia, tikrai sveikinu nuoširdžiai CO2 koncentraciją. Tai be kita ko gali pakenkti inkstai. Jau nekalbant apie tai, kad jeigu ten ilgiau susilaiko bakterijos, vėlgi gali būti problemos. Ir saršysiu šiek tiek jūsų gretas, kadangi pradėsiu 7-10. Tai praktiškai jau savas. Padėkoti už tai, kad mes turim pagaliau savo namus. Ir noriu pacituoti žymų vokiečių poetą Heinrich Heine, kuris pasakė, ten, kur baigėsi žodžiai, prasideda muzika. Благодарю вас, ačiū labai, за то, что вы каждый день помогаете нам радоваться и верите, что победа уже скоро. Sėdžiu, džiaugiuosi, širdis man tiesiog plazda, eina per gerą. Matant pirmą eilę. O toj pirmoje eilėje kas sėdi? Garbės nariai, klausytojai. Vėl ką reiškia šitą ponę Vilija Jurėnienė. Vai. Jai 97 metai. Rektorė naujiems universiteto klausytojams pristatė Medardo Čoboto universiteto fakulteto vadovus. Turi ryšių su universitetu, mes su kolegija, su mokyklom turim ir sakysim, mes pravažiuosime 7 universitetus Respublikui, a mūsų asociacijai jų yra 50. Ir tuo, ir užbaigiam, paprastai užbaigdami mūsų mokslo metų uždarymą, giedame ilgams. Va čia rektoratas, čia mano rezidencija, čia mano va. O čia vat posėdžių salė, mes čia rektoratų posėdžių salė. Dabar potežiuose vočiais organizavim mūsų šokėjai per kiek ten būti pirmą dieną. Ir čia va, dabar jau susitvarkėm vėdinimą, jau dabar ir vėdina. O veidrodžių daugiau nereikėtų? Reikia veidrodžių, dabar dar sėkos ne. Spalio 28 dieną Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda apžiūrėjo Medardo Čoboto universiteto patalpas, kalbėjo svarbiausiais užsienio politikos klausimais ir atsakė į gausiai susirinkusių 3-ojo amžiaus universiteto klausytojų klausimus. Ir kartu gyvai domitės tiek pasaulio, tiek Lietuvos dalykais. Ir tikrai esu pamalonintas, kad saugumo klausimai, Lietuvos krašto gynybos klausimai jums taip pat yra svarbus, nes jūs būdami patyrę išmintingi žmonės puikiai žinote, kad gerovės nesukursi, jeigu šalyje švilpauja vėjai ir jeigu per tą šalį vaikštinėja svetima kariuomenė. Ukrainiečiais galime tik tai žavėtis. Kaip ir žavėtis tomis moterimis, vaikais, kurie rado laikiną prieglobstį čia Lietuvoje. Pažiūrėkite, kokia jų dvasios stiprybė. Jie prarado artimuosius, jie prarado namus, jie prarado tą būtiną tėvynės jausmą, saugumo jausmą, bet nepaisant to jie tvirtai tiki, kad pergalė bus jų. Jie siunčia gražiausius linkėjimus savo kovojantiems vyrams
matydamas, kokia stipri yra šita tauta, aš tikiu, kad pergalė ateis, nes kito kelio tiesiog nėra. Mes labai norim, kad būtų reklama mobilizuojanti, o neskaidinti, kad vaikai nebūtų įtraukti. Aš laimingas, kad tėveliai laimingai taikiai skiriasi. Man tokius klausimus užduoda senjorai Respublikoje. Ir iš tiesų, sakysim, per radiją ir per dabar tie antslūgų skelbimai, aš laimingas, mane tėveliai myli, nes jie skiriasi taikiai. Kur matyta šitas? Negalima tokių būti reklamų ir mes, senjorai, mes už tvirtą šeimą, už tradicijas, už papročius. Ir mes dirbame tą prevencinį darbą, kad mūsų senjoras kiek ilgiau būtų savo namuose, be vaistų, be poliklinikų, be slaugos namų. Ir mes tikrai, jūs matot, visi žvalūs, visi gražūs degančiom akim atėjo pasimatyti su jum. Mes jum linkim tvirtybės, kantrybės ir išsaugokime taiką ne tik tarp valstybių, bet ir savyje, tą ramybę tokią mūsų, kad mes tikrai jaustumėse saugus, orus. O čia vienas senjoras, jūs pamatysite, Alfredas Naktinis dar įdėjo savo kūrybą.